išsiaiškink, o kai jau žinosi normaliai, ateik pas mane normaliai. Supranti, nu, gana. Tu vis... Čia taip kalba. Suprantat, aš taip kalbu. Vat aš taip pasidėjau, tu supranti, tau reikia, kodėl nes tas tai turi standartas vandiniuotą. Kodėl aš tai neturiu? Tai jau, bet aš nežiūriu, kad Dievas nežiūri taip. Mes žinom, kad Senajame testamente. Senajame testamente. Oi, Teisėjų knygą atsiverskit. Mes pasimelsim ir jau paskutinį istoriją. Dieve. Teisėjų knyga 6 skyrius ir kas turi tikėjimo žodį, 175 puslapis. Ar palaimyti, ar gaunat ką nors? Jo? Dievai. O, viešpatie, mes Teisėjų knygoje. Trumpa prieš istoriją. Kalėdom pasiruošęs. Tai va, Teisėjų knyga, pati istorijas apie Teisėjų knygą. Teisėjų knyga parašyta tokiam laikotarpyje, kai izraelitai gyveno vadinami cikle. Ciklas prasidėjo to, kad izraelitai nusisukdavo nuo Dievo, ciklo pradžia. Izraelio tauta, Dievo tauta, kitaip sakant, Dievo tauta, nusisuka nuo Dievo, nebeklauso Dievo. Tada Dievas atsiunčia priespaudą, dažniausiai būdavo kokios nors šalimai esančios tautos, kurios nei iš šio, nei iš to pradėdavo jūs pulti. Tada reiškia, Izraelio tauta šaukdavosi Dievo, Dievas jas išklausydavo. Tai va, šnekam apie malonę knygą Senajame testamente. Dievas visą laiką išklausydavo. Tai va, Dievas išklausydavo ir siųsdavo į savo tautą taip vadinamą teisėją. O teisėjas, judge angliškai, bet teisėjas būdavo tautos išvaduotojas. Tai va, šiuolaikinė terminais, Dievas mūsų tautą prispaudė, mes nebegalim, mes susukom nuo Dievo, mes šlovinam Facebooką ir iPhone'ą, mūsų dvi dievybės, kurias kiekvienas pašlovinam į namus įėję, ryte prabundant mes Facebooką pašlovinam kiekvieną kartą. Netgi žinau, dažnai aš pašlovinu Facebooką anksčiau negu Dievą. Tiesiog, aš atsiverčiu iš karto, žinai, mes turim savo ritualą, yra apeigos. Matai, žinote, pamasiu, yra apeigos. Yra taip, yra apeigos, yra rimtai ritualas, mes atliekam ritualą. Vaikštų atsiminti telefoną ir turėtų tada atlikinėję apeiginius veiksmus tam tikrus, kad gauti rezultatą, kurio nori. Taip, juk apeigos tai yra atlikimas visų tam tikrų veiksmų. Mes irgi iš apačią, taip, yra visų kitų. Tai va, tai dabar Dievas siunčia į savo, bet staiga tauta viskas nebegali. Dievo tauta šaukiasi Dievo nebegali, gelbėtojas. Ir Dievas siunčia didvyrį. Pasakyk didvyrį. Dievas siunčia Supermeną, kuris išgelbės dieną. Dievas siunčia Batmaną, žmogų, kuris fantastiškai gaudosi, jisai super galių neturi, bet jisai turi labai įžvalgą ir jis pamato dalykus, jis geriausias pasaulio detektyvas. Jisai siunčia, Supermeną, super didvyrį siunčia, kuris didvyris išgelbės dieną, išgelbės dieną, bet išgelbės visą tautą. Ir šitoj vietoj mes atrandam Gedeoną, naujas kylantis žvaigždė. Dabar žiūrėkit, kur randa Gedeoną. O, alio? Neįsime. Atsiliek, Dievas paras. Taigi, o mes skaitom toliau. Atėjęs 6 skyrius, Teisėjų 6:11. Atėjęs viešpatės angelas. Atėjęs, taigi, Teisėjų 6:11. Atėjęs viešpatės angelas atsisėdo po ąžuolu Ofroje. Taigi, Dievo angelas ateina, kad pakelti super didvyrį, Spartietį, karalių Leonidą, kuris su 300 vyrų atlaikys neužilgo milžinišką mūšį, kuris priklausė ebeziečiui Joachui, jo sūnus Gedeonas kūlė ką? Kūlė kviečius prie vyno spaustuvo? Daumantai, tu mums sakei, kad čia Dievas ėjo didvyrį pakelti. Taip, didvyrį. O ką didvyris veikia? Kūlė kviečius prie vyno spaustuvio? Pasislėpęs nuo midjaniečių? Šitas, atsuk šį plokštelę, suprantu, taigi čia didvyris. Čiagi žmogus, kuris turi išgelbėti tautą. Čiagi žmogus, kuris turi pakeltą armiją. Mes midjaniečius turim nugalėti. Pasakyk, aš turiu nugalėti midjaniečius. Aš turiu nugalėti midjaniečius. Taigi ir staiga, kur aš atrandu super didvyrį, pasislėpusi prie vyno spaustuvio spaudė vyną.
Ne. Kūlė grūdžius. Iškis pasislėpęs, įsivaizduokit, dabar šiek įvyksta pokalbis. Čia tai mane. Šnekasi, Dievas šnekasi iš žmonių. Jam pasirodė viešpatis angelas. Ir tarė, 12 eilutė. Viešpat su tavimi, galingas karžygy. Kas? Kurio čia ciferbratė Gideonas tinka į karžygius? Pasislėpęs prie vyno kūlė grūdus. Aš suprantu, gėrė. Žinai, nu ką, nėra vilties, ką mes vyrai darom? Geriam tada. Lietuva vyrai geriam. Nebėra vilties, ką mes darom? Geriam. Jis prie vynos paustuvių, Gideonas gėrė. Ne, Gideonas negėrė. Gideonas dirbo. Ir viešpats ateina pas jį ir sako, viešpat su tavimi galingas karžygy. Gideonas man atsakė, jeigu viešpatė, jei esi su manim, kodėl mums taip atsitiko? Kur yra visi jos stebuklai, kuriuos tu pasakojo tėvai, sakydami tikrai viešpats išvedė mus iš Egipto. Dabar viešpats mus atstūmė ir atidavė į midjaniečių rankas. Chaosas. Neįsivaizduoju, Dieve, aš vis nieko nežinau. Dabar ką sako viešpats 14, jeigu turit Biblijas, apsibrėžkit va taip šitą eilutę. Viešpats, pažiūrės į Gideoną tarė, eik šioje savo jėgoje. Kokio jėgoj, bala? Kokią jėgą tu kalbi? Ir žmogus pilnas abejonių. Vėliau mes sužinome iš istorijos, kad Gideonas yra mažiausios giminės, mažiausias vyras savo šeimoje. Iš mažiausios, skurdžiausios giminės, mažiausias žmogus, mažiausias liaudiškai bachūras, mažiausias. Ir Dievas dar pilnas abejonių, pilnas neužtikrintumo savimi. Ir Dievas sako, eik šioje savo jėgoje. Kodėl? Nes Dievas nežiūri į išorę. Dievas žiūri širdį. Dievas žiūri substanciją tavo. Už tai mes labai dažnai žiūrėdami savo gyvenimą, mes teisiam patį save. Mes tiesiog teisiam. Kodėl? Nes mes netitinkam standartų. Todėl, kad mums kažkas pasakė, kaip turi būti. Kažkas mums bandė, kažkas mums įkalė į galvas. Įmonės uždirba milijonus ir įmonėms marketingui yra mokami milijonai, kad jie sukurtų 30 sekundžių klipą, kuriame tu tiesiog milka šokolado, realiai. Viskas, ko tau gyvenime reikia, tai milka šokoladas. Turėčiau milka šokoladą, tai gyvenimas mano būtų geras. Suprantat, 30 sekundžių. Marketingistai sudeda viską, 25 kadrą, ką tik nori, kad tu panorėtum. Ir staiga tu atrandi save, kad tu lygiuojasi, bet ne pagal Dievo lygiuotę, o pagal žmonių, pagal tai, kaip atrodo, pagal tai, ką turi, pagal tai, kaip uždirba, pagal tai, kas yra, pagal tai, pagal kokią mašiną vairuoja, kokiuose moksluose mokyklose, ką baigęs, ką nebaigęs. Broliai sestris, Dievas nežiūri taip, Dievas žiūri mūsų širdį. Ir dienos pabaigoje mūsų širdis yra svarbiausia. Ir arba iš tos širdies trykšta fontanai gyvojo vandens, arba iš jo netrykšta fontanai gyvojo vandens. Tokiu atveju mes melsimės neužilgo, kad iš ten pradėtų trykšti vandenys gyvojo vandens, amžinojo vandens, trykštančiojo Dievo tiesiai sostrašnį, įsivaizduoju. Dievas nežiūri kaip žmonės. Dievas nežiūri kaip žmogus. Dievas nesprendžia kaip žmogus. Dievas sveria mums, suprantat? Dievas paima tavo gyvenimą ir sveria jį. Dievas sveria, paima ir pasveria tavo gyvenimą. Ir va čia yra reikia mums pagalvoti. Bet vėl suprasim. Dievas žiūrėdamas, jeigu mes esame atsivertę, jeigu mes esame tikinti žmonės, Dievas žiūrėdamas į tave, nemato tavęs, bet mato savo sūnų. Supraskit, kodėl tu jam esi toks brangus ir mylimas. Todėl, kad Dievas žiūrėdamas į tavo gyvenimą, jisai nemato tavo gyvenimo, tavo elgsenos, bet jisai mato savo sūnų. Amen. Dieve! Aš ir kartais susimastau. Dievas žiūrėdamas į mane, mato savo sūnų. Ir aš žiūrėdamas į mane, aš sakau, aš nevertas. Aš, Dievo sūnus, tu juokauji. Aš Dievo sūnus, suprantate, aš Dievo sūnus, paveldėtojas kažkoksai tai. Koks aš paveldėtojas? Aš pasislėpęs, tai Gideonas, jis man tik grūdų dar kalė, o aš geriu. Pasislėpęs, pasidaręs kažkur tai Dievas. Ką aš geriu, iškės, užsidedu kažkokį tu, kad nebematyčiau realybės. Man realybė pasidaro per sunkiai, kad ją priimti.
Ir Dievas ateina ten, kur aš esu. Dievas atėjo ten, kur Gideonas buvo. Ir šiandien Dievas ateina pas jūs, pas kiekvieną iš jūsų ten, kur jūs esate. Jums nereikia susitvarkyti gyvenimo, kad ateit pas Dievą. Dievas jau sutvarkė jūsų gyvenimą už jūs. Ir vienintelis dalykas, ką tau šiandien daryti, reikia pasakyti taip. Viskas. O Dieve. Antra paskutinė eilutė. Antras laiškas Korintiečiams 5:17. Taigi, jei kas yra Kristuje, pasakyk, jei kas yra Kristuje. Kristuje. Tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai visa tapo nauja. Ir tada pasėmį nelaužysiu, bet realiai liniuotę per pusę ir išmeti. Dabar žiūrėkime, kad išplėstinis Daumanto vertimas sako, mes nevertiname žmonių pagal tai, ką jie turi, ar kaip jie atrodo. Mes nebevertiname žmonių pagal tai, ką jie turi, arba kaip jie atrodo. Jau kartą būtent taip žiūrėjome į Mesiją, į Dievą, į Kristų ir suklydome. Jūs puikiai tai žinote. Sako, jau mes kartą žiūrėjome va taip, va, pagal išvaizdą į Mesiją, į Kristų, Jėzų Kristų, kuris buvo atėjęs, ir mes suklydome. Nes jis neatėjo taip, kaip mes įsivaizdavom, karalius įžengs ir nugalės Romos imperiją. Nuo to laiko į jį daugiau taip nebežiūrime. Dabar mes žvelgime giliau. Pasakyk giliau. Dabar susukai savo kaimynę ir pasakyk žvelg giliau. Žvelg giliau. Dabar mes žvelgime giliau ir kągi matome? Kiekvienas, pasakyk kiekvienas, kuris jungtyje su Mesiju, gauna naują pradžią, yra sutveriamas iš naujo. Senojo gyvenimo nebėra, pasakyk, senojo gyvenimo nebėra. Štai naujas gyvenimas skleidžiasi, pažvelgitai. Visa tai kyla iš Dievo, kuris išsprendė ir sutvarkė savo santykį su mumis. Ir dabar kviečia mus išspręsti savo santykį su vienas kitu. Alleluja. Dievas atsiskaitė su pasauliu, suprantate? Dievas atsiskaitė su pasauliu per Mesiją, suteikdamas pasauliui naują startą, teikdamas nuodėmę atleidimą. Nuodėmė atleidimas yra perduoti savo gyvenimą. Aš noriu pasakyti, kad visos nuodėmės visiems yra atleistos iki pasaulio pabaigos. Kaip jums tokia teologija? Visam pasauliui yra atleistos visos nuodėmės iki pasaulio pabaigos. Jūs galvojate, Kristaus kraujo neužtenka? Ar įmanoma galvoti kažką tai padaryti, kad Kristaus kraujas kažko negalėtų atleisti? Ar yra kažkas tai, už ką jis nenumirė gal? Suteikdamas pasauliu naują startą, teikdamas nuodėmę atleidimą, mums Dievas davė užduotį. Kabliukas. Sakykit, kabliukas. Tai štai ką aš vedžiau visą tarnavimą. Nieko daryti nereikia, bažnyčia. O dabar pasirodo, kad reikia. Tai pasirodo reikia. Dievas davė užduotį perduoti visiems žinią apie tai, ką jisai daro. Tavo asmeninė užduotis šitoj žemėje yra perduoti žinią, kuri vadinasi geroji naujiena. Ką Dievas daro tavo gyvenime? Tau reikia super kažkoks mega teologijos, štai aš pasakysiu ir paaiškinsiu visiems, kaip gyventi reikia. Reikia pasakoti, kas vyksta pas tave gyvenime. Papasakoti mažus stebuklus, kuriuose Dievas veikia. Bet viskas, kur užtenka. Žmogus gaus liudijimą, todėl kad ne tu liudysi, bet dvasia tavyje liudys žmogui. Dievas davė užduotį perduoti visiems žinią, apie ką jis daro. Mes esame, pasakyk, mes esame Kristaus atstovai, ambasadoriai. Dievas naudoja mus, kad įtikintų vyrus ir moteris mesti savo nesutarimus ir priimti Dievo sutaikymo darbą. Mes kalbame už patį Kristų dabar. Tapkime Dievo draugais, nes jis jau yra mūsų draugas. Amen. Ir jeigu transliacija gali būtų video įrašą sustabdyti sekundį, aš norėčiau pasimelsti.